Sveiki visi ir vėl prisijungę prie Finansų akademijos. Šiandien su jumis sveikinusi aš, laidos vedėja Šarūnė Petrošiūtė. Ir šiandien laidoje aptarsime itin svarbius pokyčius nuo sausio 1 dienos. Tai apie tai, kaip keitėsi motinystės ir tėvystės išmokos, kokios apskritai socialinės išmokos priklauso besilaukiančioms ir jau pagausėjimų sulaukusioms šeimoms. Ir į šiuos visus klausimus mums padės atsakyti teisininkė Greta Užkuraitė. Sveiki. Sveiki, Šarūnė. Tai labai malonu, jog nusprendėte pasidalinti savo ekspertinėmis įžvalgomis. Ačiū už kvietimą. Ir labai smagu matyti socialiniuose tinkluose, jog taip aktyviai su savo sekėjais dalinatės visą teisinę savo patirtimi ir žiniomis, kurios tikrai tikiu, kad praverčia kiekvienam. Aš tikiuosi. Bet kaip ten atsirado būtent šita tema? Šita tema iš tikrųjų tai galėtų būti tituluota mano draugės naudai, nes kai prieš maždaug, jau dabar daugiau nei prieš 4 metus pradėjau apskritai dalintis Instagrame teisiniais patarimais, tokia pirminė idėja buvo kasdieninės teisinės aktualijos, kur kiekvienam žmogui galėtų padėti. Ir pradėjau aš nuo skrydžių temos, tada šiek tiek darbo teisę lėčiau, vartotojų teisės ir jinai man sako, žinai, galėtum, sako, daugiau pakalbėti apie tas visas išmokas. Sako, nes niekas neaišku, kaip ten su tom vaiko priežiūros atostogom, kaip tas išmokas gauti. Tuo metu aš dar norėjau sakyti, dar pati vaikų neturėjau, bet jau turėjau vaiką. Bet aš kažkaip ten pati neatsimenu, susipildžiau, pas mane ten viskas buvo labai paprasta, darbo sutartis, tai viskas labai aiškiai. Ir man tiesiog tų klausimų nekilo, bet kai aš domėjausi, kad ko tikėtis, tai atsimenu, skaičiau įvairiuose bloguose ir visa kita informacija nesutapo, tikrai buvo daug tokių neaiškių vietų. Ir tiesiog pradėjau Instagrame šiek tiek plačiau kalbėti ir bam, visiems tikrai pasirodė labai įdomu ir natūraliai iš to vis daugiau ir daugiau ir daugiau to dalinimosi atsirado ir dabar noriu, nenoriu, bet tenka padėti šeimom, tenka kalbėti apie tai ir netgi ir pakonsultuoti. Tai labai džiaugiuosi, kad atsirado tas žmogus, kuris gali išvesti iš pasiklydimo kelyje į motinystę ir į tėvystę, žinoma. Tai kokias būtent sąlygas reikėtų atitikti, jog bent jau kandidatuoti į tas išmokas? Taip, tai visų pirma, aš kaip mėgstu sakytas, pamatinis elementas, ko reikia visiems tėvam, tai reikia turėti sukaupus reikiamą socialinį motinystės stažą, kurio reikia bent 12 mėnesių per paskutinius 2 metus. Tai didžiausia klaida, kas dirba, pavyzdžiui, tik su verslo liudijimu, nes stažas šis nesikaupia, kadangi mokamos VSD įmokos yra sumokamos mažesnės ir šio socialinio draudimo dėja pilnai neturi. Vadinasi, kas dirba su verslo liudijimu ir svarsto apie šeimos pagausėjimą, jau reikėtų svarstyti ir apie veiklos pakeitimą, pavyzdžiui, į individualią veiklą pasikeisti. Taip pat svarbu, kas dirba su mažąja bendrija, nes irgi visi žiūri, kaip sutaupyti tais mokesčiais, bet principas toks, nemokam VSD įmokų, nemokam jų čia Lietuvoje, tai mes tiesiog nelabai ir galim pretenduoti į visas šitas išmokas. O jeigu mes turime stažą, tai kitas dalykas, faktas, kad mums reikia kuo didesnių pajamų, tiesiog, kad ta išmoka būtų atitinkamai didesnė. Tai vadinasi, žinoma, turime valstybės numatytas lubas, bet bent jau tas momentas, kad kuo daugiau ar neuždirbam, tai tikėtina, kad ir tai mūsų išmoka bus didesnė. O kokie yra patys tipai, nes žinau, kad jų tikrai yra įvairių ir ten itin lengva pasiklysti. Tikrai taip, jų yra iš tikrųjų 3 ir net ir Sodros puslapyje yra kartais skirtingai pavadintos viena ar kita išmoka, bet pirminis tipas tai būtų tik tai mamoms skirtas laikas nėštumo ir gimdymo atostogos, jau vien pavadinimas nusako ar ne apie ką tas laikas, jau niekaip vyras negalės lauktis ar pagimdyti, tai jau čia grinai mamai, 126 dienų laikotarpis. Taip, plius minus 4 mėnesiai gali būti pratęstas, nebent yra komplikuotas gimdymas. Dažna situacija cezario pjūvio operacija taip pat yra priskiriama kaip komplikuotam gimdymui, tad gimdymo namai dar plius 14 dienų pratęsia. Taip pat yra vaiko priežiūros atostogos, tai būtent jau dar šiandien su klientais kalbėjom, kodėl jos atostogom vadinasi, bet jau taip vadinasi. Tai būtent vaikui prižiūrėti, kuriomis gali pasinaudoti tiek mama,
tiek tėtis, tiek ir netgi seneliai, tačiau turi jau nuo sausio 1-23 metų tokią išlygą, kad bent po 2 mėnesius turi turėti mama ir tėtis ir negali niekam perleisti. Taip pat turim tėvystės atostogas, jau pavadinimas sako, kad tai bus tėvystės tėčiams skirtas laikas, tai 30 kalendorinių dienų nuo vaikučio gimimo, iki kol jam sukanka metai laiko. O tėvystės atostogos jos yra privalomos ar pasirenkamos? Labai geras klausimas ir labai dažnai manęs klausia, tai ar čia mums privaloma, čia gal tėtis nenori. Tai aš taip mėgstu sakyti, kad negali būti tos atostogos privalomos, dėl to, kad tai yra tiesiog, tokia kaip paskata, kaip galimybė pasinaudoti. Tai jeigu asmeniui nereikia, jam ta prasme nebūtina pildyti prašymo ar išeiti darbovietėje į tas atostogas, bet galimybė tam yra suteikiama. Vienintelė išimtis yra su nėštumo ir gimdymo atostogomis, kad jeigu moteris, pavyzdžiui, kad ir laukės, jau jai prasidėtų nėštumo ir gimdymo atostogos nuo 30 nėštumo savaitės ir vis tiek sakytų, aš geriau jaučiuosi, aš noriu dirbti ir jinai pagimdytų, tai jai tada 14 dienų darbdavys suteiktų tokių kaip priverstinių, tiesiog atsigaut. Bet kitas yra tiesiog jau pasirinkimo momentas. Bent jau yra iš ko rinktis. O žiūrint bendrai, kas pasikeitė būtent nuo sausio 1, turbūt kiekvienais metais tie pokyčiai vyksta, o kas naujo šiais metais? Taip, pokyčiai iš esmės vyksta dažnai, nes su įstatymais yra tiesiog įprasta, ar ne, kad priimamas įstatymo projektas, eigoje jisai galbūt yra keičiamas, nes, tiesiog atsiranda tam poreikis, atsiranda praktinis įgyvenimas ir galimi trūkumai. Taip pat tiesiog, jeigu turime ilgesnėj perspektyvoje galiojant įstatymą, tiesiog jisai gali jau nebetitikti ar ne visuomenės pokyčių. Didžiausi pokyčiai buvo 23 metais, sausio mėnesį, kai absoliučiai pasikeitė vaiko priežiūros išmokų skirimo tvarka ir iš tikrųjų skubotai jinai buvo priimta dėl to, kad buvo raginimas iš Europos komisijos greičiau susitvarkyti savo nacionalinius teisės aktus, kadangi turi tam tikri momentai sutapti, kaip yra numatyta, kad būtų visose ES valstybėse narėse. Tad įstatymas šiek tiek buvo skubotai priimtas, tad Liepa šiek tiek keitėsi ir dabar nuo sausio iš tikrųjų pasikeitė geri dalykai, ką gal kažkiek pasistengsiu greit detalizuoti, kad labiau suprasti. Atsirado tie minėti neperleidžiami mėnesiai, kurių kaip ir tikslas yra tėčius labiau traukti į visą vaiko priežiūros atostogų laiką, tai čia atsirado 23 metais. Geras labai pokytis, labai smagu, žinoma, dar galbūt tam tikri kartos žmonės to nesupranta, bet aš taip tikiuosi jaunimas augantis, būsimi tėvai, jie tiesiog natūraliai tai priims, kaip ir yra Europoje, kad ir tėčiams. Taip, ir vertins. Dabar daugiau nepasitenkinimo, bet kita vertus aš tą nepasitenkinimą suprantu, nes išmokom yra uždėtos lubos, tai vadinasi, jos negali būti didesnės negu 2 vidutiniai darbo užmokesčiai, kurie galioja šiuo metu ar ne šalyje. Žinoma, jie kinta kiekvieną ketvirtį, bet ten nepakis taip kardinaliai. Tai šiai dienai taip plius minus, kad įsivaizduoti, taip žmonių kalba kalbant, jeigu žmogus uždirba 4000 eurų ant popieriaus, tai jis jau siekia tas lubas. Vadinasi, visiems mažesnės pajamas uždirbantiems nuo 4000 ir mažiau, kaip ir viskas gerai. Tie neperleidžiami mėnesį, jie gauna savo realiai 100% į rankas gaunamo to darbo užmokesčio, bet aš laikausi nepopuliarios nuomonės, kad mes turim nepamiršti, kas eina virš tų 4000. Ir šitos nuomonės labai nemėgsta Facebook platforma, nes aš kai dalinuosi ar straipsniais, ar kuom, tai komentatoriai labai mėgsta aktyviai reikštis, kad oi, čia prakalbo. Kiek čia tie gaunantys? Taip, čia nereikia, ar čia jiems reikia jachtas išlaikyti ir panašiai. Ne, tai iš tiesų turim nepamiršti ir didesnės pajamas gaunamų asmenų, nes pirmas dalykas, jie moka didesnius mokesčius, antras dalykas, jie yra mūsų ekonominė tokia ar ne varomoji jėga, tai jeigu mes jiems sumažinam išmokas, vadinasi, jie tiek pat į rinką negali ir neišleis pinigų, nes jų tiesiog neturi, o įsipareigojimų galimai nesumažėjo vaiko atsiradus, atvirkščiai tik padaugėjo, ar ne? Tad įstatymo tas pirminis variantas, jisai nurodė, kad visos išmokos daugiausiai iki 2 vidutinių darbo užmokesčių ir tikrai skaudžiai kirto per didesnės pajamas gaunančius asmenis. Ir dar buvo vienas ydingas momentas, kad kaip ir buvo leidžiama užsidirbti, tarkim, iš darbo santykių tą skirtumą, ko negaunam su išmoka, ar ne? Tai jeigu mūsų atlyginimas, pavyzdžiui, 7000 eurų ant popieriaus, mums skirta išmoka perleidžiamų mėnesių metu, tarkim, siekia 1800 eurų, tai mums tą skirtumą kaip ir leidžia užsidirbti, kas atrodo labai logiška, bet tas
lubos vis tiek buvo uždėtos ties 4 000. Nes mes užsidirbti galėdavom tik iki 4 000, ne iki to savo didesnio atlyginimo. Tai va dabar nuo sausio mėnesio aš labai džiaugiuosi, kad pagaliau priėmė tokį labai didelį ir svarbų pakeitimą, kad leidžia užsidirbti net iki 5 vidutinių darbo užmokesčių, būtent tą skirtumą vertinant, kokios buvo vidutinės asmens darbo užmokesčio pajamos prieš išmokos skirimą. Tai realiai jungia žalę šviesą uždirbti dar daugiau. Uždirbti tik skirtumą vis tiek iki savo to atlyginimo. Neįjungia to šviesos, kad, pavyzdžiui, jeigu mano atlyginimas buvo 4 000 eurų, tai aš galiu įsidirbti iki 5 vidutinių darbo užmokesčių, kas yra maždaug 10 000 eurų. Ne, to neįjungia, bet jeigu asmens atlyginimas yra 10 000 eurų, o jam mokama išmoka yra ten, pavyzdžiui, 2,5 tūkstančio eurų, tai jis gali būtent tą skirtumą, tuos 7,5 tūkstančio eurų užsidirbti, nes jisai jos negauna su išmoka, kad jisai turėtų bendroji sumoji ne mažiau negu turėjo anksčiau. Kitaip tariant, išmokos nepadidėja, čia aš irgi džiaugiuosi tokiais mažais pasiekimais, tiesiog leidžia žmonėms eiti darbą ir normaliai užsidirbti, kad turėtų tai, ką turėjo prieš tai. O kaip yra su individualia veikla? Irgi buvo kažkokie pasikeitimai įvyko, kad būtent mamoms auginančioms vaikus leido dar papildomai uždirbti su individualia veikla. Iš tiesų pakeitimai buvo 21 metų sausio 1 įsigalioję ir jie ne tik mamoms leido, bet absoliučiai visiems asmenim, tai ir tėčiams, ir mamoms, ir seneliams, užsidirbti tiesiog pinigus, nemažinant gaunamos išmokos. Ir iš tiesų valstybė priėmė teisingą sprendimą šio klausimu, nes kokia buvo praktikoje situacija, kad buvo ribojama užsidirbti nėštumo ir gimdymo atostogų metu, tėvystės atostogų metu, vaiko priežiūros 1 metais, o žmonės ką darydavo, jie vis tiek dirbdavo. Nes įsivaizduok dabar, jeigu ar ne, tu turi darbo sutartį ir išeini auginti vaikelį, tu tavęs darbdavys laukia, tu paauginsi 2 metus, 3, gal dar vieną vaikų tu turėsi, grįši po 6 metų, kėdė lauks, grįši ir viskas gerai. O ką daryti savarankiškai dirbantiem asmenim? Nepasakysi klientam, aš grįšiu po 6 metų. Jau kai grįši, niekam tavęs nereikės. Nebebus klientų paskui. Ir visi tiesiog dirbdavo ir realiai gaudavo neapmokestinamas pajamas, nes tiesiog negalėdavo įrodyti, nenorėdavo, kad išmoka būtų mažinama, tai valstybė susiprotėjo matyti, kad kam leisti gautas pajamas neapmokestinant, jeigu galima leisti jas gauti apmokestinant, kas kaip ir win-win situacija visiems. O kaip yra su papildomom išmokom? Ar yra dar kažkokių socialinių išmokų iki atostogų ir jau po to gimus vaikui? Iki atostogų socialinių išmokų nelabai yra, nebent asmeniui, tai yra mamai, nesuteikiamos nėštumo ir gimdymo atostogos. Na, pavyzdžiui, pritrūko stažo. Tada galima kreiptis dėl vienkartinės nėštumo išmokos. Bet kitais atvejais išmokos atsiranda tuomet, kai gimsta vaikelis. Tai turim vienkartinį išmoką gimusiam vaikui, kuris šiemet nuo sausio mėnesio padidėjo jau virš 600 eurų ir jau čia taip kelis kartus jau didėjo apskritai per kokius 3 metus, jau taip nuo 400 iki taip virš 600 eurų. Vadinasi, gimsta vaikelis, jūs kreipiatės į savivaldybei priklausantį socialinių išmokų skyrių, užpildot prašymą, jeigu esate vaikutis registruotas Lietuvoje, vadinasi, jums ta išmoka skiriama. Tiesiog papildoma išmoka. Nes daug kas nežino to, tai galima užsipildyti ir taip pat vaiko pinigėliai, ką turbūt daugiau gal kas girdi, nes daugiau ir visuomenė apie tai kalbama. Tai vaiko pinigai, tai kiekvienam vaikui iki 18 arba iki 23 metų, jeigu yra dar vis ugdymo įstaigoje, mokami pinigai kas mėnesį, kurie taip pat padidėjo, dabar yra 96 eurai su centais nuo sausio mėnesio. Tai vadinasi, kai jie padidina tas išmokas, automatiškai tėvams turintiems vaikų jau ta gaunama suma irgi automatiškai padidėja. Tai va tokias išmokas galima gauti. Žinoma, jeigu šeima yra daugiavaikė, tai yra 3 vaikai ir daugiau, arba gimsta dvynukai, dar papildomų išmokų įvairių prisideda ir visos jau yra ne per sodrą, o per socialinių išmokų skyrių skiriamos. O ar yra terminai, per kiek laiko reikėtų kreiptis dėl visų išmokų ir dėl motinystės ir dėl šitų visų socialinių? Taip, iš tikrųjų terminas yra, aš sakyčiau, kuo greičiau, bet jeigu kartais ar nežinom apie savo šitą teisę, ar pamiršom, ar susiklostė aplinkybės, turėkim omeny, kad realiai senatis yra metai laiko nuo paskutinės dienos, kada buvo galima gauti išmoką. Tai vadinasi, dar galim spėti traukinį, bet man yra buvęs atvejis, kai klientė nežino, buvo grįžus iš užsienio ir jau, pavyzdžiui, vienkartinės vaikučių gimimo išmokos jau nebegavo, nes kreipėsi vaikučių buvo metai laiko suėję.
Viskas, realiai nuo gimimo dienos atsirado ta teisė, tai kai metai praėjo baigėsi, bet dar spėjau šokti traukinį ir bent jau gauti, pavyzdžiui, vaiko pinigėlius, tuos kas mėnesį bent jau už tą laiką, į kurį dar pataikė. O už atbulinę datą, taip turbūt sako, sumoka pinigus vaiko ar ne? Taip sumoka. Jeigu iki to momento, kada jau atsiranda teisė ir kada gali asmuo gauti, tai kad ir, pavyzdžiui, pavėlavom kelis mėnesius, aš ir pati, pavyzdžiui, vaiko pinigus užsipildžiau tik rudenį, nors mano vaikas gimė gegužės mėnesį, nes nebuvo kada tokių dalykų pasidaryti, tai tiesiog galinė data užsipildant, už tuos visus mėnesius perveda tą didesnę sumą ir tada tiesiog tęsia kas mėnesį mokant tą sumą, kuri yra priskirta. O kur geriausia būtų kreiptis, taip norint užpildyti viską ir rasti tą informaciją? Yra kažkokie tinklalapiai, specialūs platformos? Vienas variantas, tai tiesiog, jeigu kalbam apie socialinės tas išmokas, tai galima tiesiog per spis.lt portalą viską pasidaryti, bet jeigu nežinom nuo ko pradėti, nes pirmiausiai, kad išmokas gauti, mes turime gimusi vaikelį užregistruoti, vadinasi gauti gimimo liudijimą, nes gimdymo įstaigoje tiesiog suteikiamas toks kaip išrašas, kad gimė vaikas ir viskas. Ir tada tėvų pareiga per 3 mėnesius jį yra užregistruoti. O kur registravimas pats vyksta? Per registrų centrą turim užregistruoti vaikutį, gaunam gimimo liudijimą, tada mes turim registruoti jo gyvenamąją vietą ir nedeklaruoti. Ir kai tai padaro, mes galim pildyti tuos prašymus per spis portalą išmokoms gauti. Tai gera naujiena visiems žiūrovam, nes aš turiu parengus, pasigirsi tikrai gerą atmintinę, kuri tiesiog žmonėm tokiem kaip aš, kur nemėgsta apsikrauti nereikalingą informaciją, atsiverti, gauni aktyvią nuorodą, paspaudi, komentaras, paveiksliukas, kur ką paspausti, jeigu registrų centre kasdieną nesilanko asmuo arba nedeklaruoja gyvenamosios vietos, tai su Finansų akademija nuolaidos kodu nemokamai visi žiūrovai gali atsisiųsti iš mano tinklalapio gretauškuraitė.lt. Tai dokumentų pildymas, gimsta vaikelis, grįžtat, pamigdot 5 minutėm vaiką, atsidarot atmintinę, greitai susipildot ir realiai nesukat galvos ir pamirštat, kur tos išmokos yra, tiesiog gaunat jas į savo banko sąskaitą ir tiek žinių. Tai aš labai tikiuosi, kad laidos žiūrovai pasinaudo šitą galimybę ir pasinaudos pačią atmintinę, man irgi teko su ją susipažinti. Kokia tavo nuomonė? Oi, pirmą kartą, kai atidariau, tai pagalvojau, jog tai yra dovana kiekvienai beslaukiančiai šeimai. Tai tikrai milžiniška pagarba jums, kad priėmė tą sprendimą palengvinti kelią kitiems, kurie būtent ir siekia rasti atsakymus. Labai gera girdėti. Žinai, kai aš kūriau tą atmintinę, tai aš turiu 2 vaikus ir tarp jų yra 2 metų skirtumas. Tai logiškai mąstant turėjau viską atsiminti, ką dariau su pirmu vaiku, pritaikyti antram vaikui. Nieko neatsiminiau, nes galva tiesiog jinai išplaukė, mintis išplaukė ir atsimenu, reikia užregistruoti vaiką, mes dar nesutarėm dėl vardo, turim 4 dienas vaiką žodžiu be vardo. Ir aš atsimenu, sėdžiu ir aš ieškau, kur mes tą savo pirmą vaiką registravom, kaip mes ten darėm, nieko neatsiminiau, nes tiesiog to kasdieną nedarai. Tai aš tą atmintinę grinai dariau tokią, kaip man tuo metu atrodė, būtų man patikę. Atsidarai PDF formatą ir pasidarai, uždarai kompiuterį ir eini ilsėtis. Bet ir pati sistema keičiasi, įstatymai keičiasi, tai tą informaciją net ir turint jau vieną vaiką. Šiek tiek taip. Atsiranda poreikis informacijos atnaujinime ir pati atmintinė jinai yra atnaujinama. Taip, ir dabar kaip tik yra įkelta nauja versija, kadangi nuo sausio 1 keitėsi socialinių išmokų dydžiai, tai viską atnaujinom pagal naujus jau dydžius ir vėl jeigu keisis, vėl jeigu didės, kas labai smagu, jeigu taip ir bus, tai vėl atmintinė bus atnaujama, taip pat ir tie visi procesai. O kaip yra su pačia apsiskaičiavimu? Ar yra kažkokių būdų, kaip šeima pati galėtų nuspręsti, kokio ilgio tas atostogas pasirinkti ir kaip finansiškai, kad būtų jiems naudingiausia? Tokia bendra taisyklė, kurią aš išsivedžiau bekonsultuodama šeimas ir šiaip su to visų įstatymų juo besidomint, kad kas gauna vidutinės pajamas, tai vadinasi bent 2000 eurų ant popieriaus, ar ne, ir daugiau, visgi labiau apsimoka imti tą trumpesnę vaiko priežiūros atostogų trukmę, jeigu žiūrim tik į finansinį rodiklį. Nes bendroji sumoje mes per trumpesnį laiką maždaug 1000 eurų daugiau gaunam į rankas per išmokos gavimą, negu pasirenkant ilgesnę trukmę. Bet tų, kurių yra mažesnės pajamos arba gaunama yra minimali ta išmoka, jiems atvirkščiai, jiems kaip tik naudingiau gauti ilgiau.
nes valstybė yra numačius ir grindis, vadinasi, yra numatyta suma, kuri negali būti žemesnė, tad jeigu asmens pajamos buvo mažos ir jam paskirta išmoka yra mažesnė, valstybė dar nuo savęs prideda, kad tas grindis pasiekti ir asmuo per tą ilgesnį laiką netgi daugiau pinigų gali gauti, bet taip pat visuomet svarbu įsivertinti, kad su išmokos gavimu mes kaip ir išlaikom savo socialinių motinystės stažą, viską mes išlaikom, tai kita vertus ne visada reikia tik į tą finansinį rodiklį žiūrėti, bet kaip kiekvienai šeimai individualiai yra geriau, nes gali būti tos pačios pajamos, 2 asmenys, bet, pavyzdžiui, dar kiti planuos vaikelį greitai, tarkim, po 2-3 metų antrą vaiką ir jiems bus galbūt aktualiau net kai kuriuo atveju pasirinkti ilgesnį laiką, vien tam, kad jie galėtų pasirinkti vėliau palankesnį išmokos apskaičiavimo būdą, pavyzdžiui, kaip gaus su pirmu vaikučiu, ir galbūt jiems tiesiog ta laisvė bus naudingesnė. O yra skaičiuoklių, kurios padėtų rasti tą sprendimą? Taip, yra Sodros skaičiuoklė, kuri gali paskaičiuoti maždaug mėnesinę išmoką ir taip galit patys susidėlioti kas 12 mėnesių, kiek čia, ar kas 18, kiek čia susikaups. Taip pat galima pasiduoti nemokamą skaičiuoklės versiją taip pat mano puslapyje. Tai jos tikslas yra, kad kai asmuo suveda savo pajamas, darbo užmokestį, kad jisai matytų per visą laikotarpį, kokia bus bendra vaiko priežiūros išmokų gaunama suma ir jis tiesiog pakeitęs laikotarpį, tarkim, iš 18 mėnesių 24, mato konkrečiai sumą tiek paskaičiuotą ant popieriaus, tiek į rankas ir jisai gali priimti sprendimą. Tai tokia nemokama versija visiems yra prieinama. Ir kaip galvojat, Greta, ar apie tas visas motinystės išmokas reikėtų pradėti galvoti gerokai anksčiau, dar prieš nėštumą? Taip, sakyčiau, nėra blogas sprendimas ir dažnai konsultacijose sulaukiu žmonių, kurie sako, jau mes galbūt greitai pradėsim šeimos pagausėjimą, tai norim žinot, kad viskas būtų gerai. Dažniausiai, aišku, kreipiasi, kas turi savo mažasias bendrijas, individualią veiklą, kur taip truputėlį neaišku. Bet nelaukit paskutinės dienos, aš sakyčiau, pamatot 2 brūkšnelius ant nėštumo testo, jau gal reiktų pagalvoti ne tik kaip tėvam pasakyti, bet ar antrai pusiai praneš, bet ir kreiptis dėl konsultacijos, jeigu yra tam poreikis. Tai ačiū, Greta, kad pasidalinot savo patirtim. Tikiu, kad motinystės ir tėvystės atostogos bus jums visiems lengvesnės. Ačiū Jums. Ačiū už pakvietimą ir sėkmės visiems.